Gerai, Algimantai. Mylimas dangaus tėve, palaimink mūsų susirinkus čia šioje bažnytėlėje tavo namuose, kad mes išgirstume tave, kad tuose Biblijos moksluose mūsų sąmoningumas, mūsų gebėjimas mąstyti būtų aukštesnis, kad mes tobuliau pažintume tave, tavo veikimą ir kad dvasiškai mes tobulėtume. Prašau per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen. Ačiū. Labai svarbu tu paminėjai dalyką, per mūsų sąmoningumą daug kas ateina. Nes jeigu mes nežinom arba nesąmoningai darom, vaisiai tokie silpni, prasti būna. Bet kada pradedam ieškoti, susigaudyti ir leidžiam Dievui mums patart ir globot mumi, ir einam pagal jo tvarką, pagal jo apeigas, tai rezultatai būna žymiai aukštesni. Tai šiandien pagal mūsų tvarką, pagal eilę, mes turim 13 pamoką iš Evangelijos principų vadovėlio. Ir kalbėsime apie kunigystę. Čia yra toks paveiksliukas, nuotrauka, kaip suteikiamas sveikatos palaiminimas vaikui. Du suaugę kunigai uždeda rankas, patepa aliejumi ir palaimina vaiką sveikatos palaiminimu. Ir kaip jūsų supratimų požiūriu, kasgi yra ta kunigystė? Tiksliau būtų Dievo Sūnaus kunigystė, ne vien tik kunigystė. Kunigystė bendra prasme. Bet mane domina Dievo Sūnaus arba Jėzaus Kristaus kunigystė. Bet jūs galbūt žinot kokių nors kitų aspektų, kas jums patiko arba kas jums nepatiko, ką jūs žinote apie kunigystę. Tai specialiai misija. Kaip? Specialiai misija tokia duota. Jo, taip, speciali misija. Žmonėm duota speciali misija. Iš tikrųjų, raštas sako, nuo pasaulio sukūrimo buvo paskirti žmonės, kurie paruošti pirminių kunigystės tokių etapų, mokinti žmonės Dievo žodžio, pažinimo apie Dievą. Ir, vienas iš jų aš tarytum, nemažai laiko pats mokinausi, susigaudžiau, pajaučiau Dievo meilę, Dievo globą, tam tikrus principus, mechanizmus veikimo ir gyvenimas džiaugsmingesnis, prasmingesnis atsirado. Galvoju, ir aš dalinsiuos Dievo įsakymais, Dievo tvarka. Kaip turėtų viskas būti, kad būtume džiaugsmingesni, laimingesni ir panašiai. Tai paimsiu ir paskaitysiu čia, nuo ko prasideda, kas yra kunigystė. Čia sako, kunigystė yra amžinoji Dievo galia ir įgaliojimas. Ir galia, ir įgaliojimas. Per kunigystę jį sukūrė ir valdo dangus ir žemę. Dar vienoje vietoje, šičia, kur gale vadovėlio, yra taip parašyta apie kunigystę. Kunigystė tai valdžia ir galia, kurios Dievas duoda vyrui, kad darytų viską, kas reikalinga žmogaus išgelbėjimui. Dar kitoje vietoje sako, tai galia duota vyram, kad tarnautų žmonių išgelbėjimui. Tai yra apeigos ir gerumas, ir tiesa, ir tarnavimas įeina į kunigystę. Bet va čia įdomiai rašo
kad ta kunigystė buvo sukurta žemė. Ir jis tą kunigystę valdo dangus ir žemė. Tiesiog einanti iš Dievo galia, įstatymai, šviesa ir pagal juos viskas vyksta. Šia galia visatoje palaikoma tobula tvarka. Per šią galią jis vykdo savo darbą ir šlovę, kurie yra įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžiną gyvenimą. Vat, Mozės čia 1:39 sako, mano darbas ir mano šlovė yra įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžiną gyvenimą. O pradžioje buvo sukurtos žmonių sielos, po to žemė sukurta, atėjo mokinti žemę, kur dar sunkiau įgyvendinti jo įsakymus. Ir taip tobulėjime toje amžinybėje žemės tarpsnis yra labai mažas, kur mes čia būnam ir mokiname. O tas Mozės 1:31 čia... 1:39? 1:39, kurio čia knyga? Čia Mozės knygos, brangiajam perlė, jeigu nori aš greitai. O to Biblijoje net? Ne. Biblijoje rašo tik tai, kad Dievas prieš pasaulio sukūrimą numatė visą šitą, paruošė ir jeigu tau įdomu, Biblijoje galiu Efeziečiams 1 skyriuje apie tai rašo, o čia nebent jeigu tu nori, gali čia pasižiūrėti, Mozės 1:39. Skaityt? Aš pasakiau tiesiog, kad mano darbas ir šlovė įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžiną gyvenimą. Tai jeigu tau norisi pačiam pažiūrėti, pasižiūrėk, parašyta taip. Čia kada Mozė bendravo su Kristumi, su Jehova, ir jis klausė, Mozė sako, koks tikslas ir kam tu ir kuo tu sukūrei šitą žemę? Tai Dievas bendraudamas atsakė jam, sako, mano yra specialus tikslas, bet pagrindinis tikslas įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžiną gyvenimą. Nemirtingumas tai yra niekada nemirti, bet galim nemirti ir nelaimingam. Galim. Niekada nemirti. Gerai, sėsk virtuvėje. O amžinas gyvenimas tai gyventi labai arti su Dievu džiaugsme. Ir čia jau amžinas gyvenimas be kūno ar su kūnu? Su kūnu. Su kūnu jau. Nes šitas laikinas, kaip sakiau, amžinybėj labai trumpas, kaip mūsų pranašas sakė, kelios nanosekundės amžinybėje mūsų gyvenimas šitam pasaulyje. Paulius sakė, kad sako, nepergyventi dėl trumpų kentėjimų, nes jie duoda amžiną šlovę. Panašiai taip, jisai sakė. Bet dabar dar noriu paklausti. Čia, kai kalbėsi ten su tais, su kunigais, su bažnyčiom, tai tu klausi, iš kur pas tave tos tokios informacijos, žinios tos, kur kad jeigu šventam rašte nėra, tai kaip čia paaiškinti? Taip, tu šiek tiek žinai, Algimantai, kad kelintais, ten 325, Nikėjos soboras jo. Buvo Nikėjos važiavimas. Jo, žodžiu, patikrino kai kurios dalykus ir kas nepatinka pašalino. Bet kad jie tai vėlgi netikė ten. Sako, be Dievo žinios, nei plaukas nenukrenta, aš suprantu, čia iš konteksto, čia ištraukia tą frazę. Dievas žino, kad nukrenta plaukai iš mūsų. Ir žvirblis žino, kada žūna. Bet didelė įtaka turi mūsų pasirinkimas šitam gyvenime. Taip, bet tai dabar, kai be Dievo žinios, kaip gali atsitikti, kad ten išbraukia,
atseit išmetė. Yra gi papildoma literatūra. Kaip? Yra papildoma literatūra. Papildoma literatūra. Nu, papildoma tai papildoma. Kas ją papildo? Čia yra klausimų. Jinai papildoma, bet ar jinai tikra, ar teisinga? Kas turėjo galę ją papildyti? Tai man sunku pasakyti. Sakysim, be Dievo žinios nieks neatsitinka. Ar be Dievo žinios Kristų nukryžiavo? Ne. Ne, Jonas Krikštytojas jam galvą nukirto. Dievas greičiausiai žinojo, taip? Yra ir velnės, yra ir pranašystės, yra kelias, kur kai kurie negeri dalykai atitinka su Dievo žinia ir raštus pašalinti leido piktiems žmonėm, kur vadovavo velnės. Ir Mormono knygoje sako, ir pati blogiausia ta bažnyčia, kuri labai daug aiškių ir gerų dalykų išėmė iš švento rašto. Tam, kad žmonės ginčytųsi ir pyktųsi tarp savęs. Bet sako, bet aš pakelsiu žmogų paskutiniu laiku, kuris daugelį dalykų atstatys. Suprantat? Atsirado Mozės knyga tenai, kur, žodžiu, Egipto papyrosiuose atnešė ir jinai dakeliavo iki pranašo ir jisai išvertė į anglų kalbą. Atsirado kitokių dalykų Mozės knygoje, sako, ir dėl žmonių nedorybės šitos geros eilutės bus pašalintos. Bet sako, bet aš pakelsiu pranašą ir jis parašys jas dar kartą. Tai yra tokie keisti dalykai, kur mums sunku suprasti. Senam testamente daug yra dalykų pasilikę. Daug dalykų. Nežinau dėl visų knygų, bet vis tiek mūsų bažnyčia laikosi tų 66 knygų, kurios yra teisingos skaitosi, ne apokrifai Senam testamente. Ir Naujam testamente kaip yra, taip yra. Tik tai mūsų tikėjimo teiginiuose parašyta, kad Mormono knyga yra lygintina su Biblija ir Biblija yra Dievo žodis ant tiek, kiek teisingai išverstas. Suprantat? Nes čia gale knygos yra Dievas įkvėpė pranašą perskaityti Bibliją iš naujo ir pataisyti kai kurias vietas. Ir jisai dvasios įkvėptas skaitė ir kur rado, ten pataisė. Vieną žodžiu supratau, geriau nesiginčyti su jais. Kas per daug. Dar geriau pasakoti tik tai tiem, kurie domisi ir kurie nuširdus, nepikti. Nesiginčyti, ginčytis nereikia. Tu turi pats pajausti savo širdimi ir net gali paklausti pas Dievą, ar tai, ką šita bažnyčia mokina, yra teisinga, ar tai tiesa? Tai aš klausiu. Ar tau priimtina tai? Ar mes... Yra ta vieta dvasinė širdis, kur psalmėse aprašoma ir labai gerai atsakoma šičia. Gerai. Tai mes laikomės tokio principo, nes aš ir, kaip čia pasakyti, ne mūsų bažnyčiai, jie naudojasi Bibliją, yra dvasiniai ir pastoriai ir viską labai gerai aiškina ir aš net stebiuosi, kaip jie neturėdami tų eilučių, kur mums atskleista juoda ant balto, kaip jie teisingai išaiškina. Stebiuosi, šventosios dvasios vedami matomai. Ir man patinka ir aš tiesiog seku ir galvoju, teisingai kalbat, nors Biblijoje neparašyta, bet mąsto teisingai, taip kaip pas mumi parašyta, kaip Mormono knygoje, kaip doktrinose sandorose. Taip protauja, aš kitaip nesuprantu, sakau, Dievo dvasia įkvėpė, veda juos. Tai žodžiu, mes užbaigėm, kad Dievo darbas ir šlovė įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžiną gyvenimą. Mūsų dangiškasis tėvas perduoda savo kunigystės galią vertiems vyrams bažnyčios nariams. Kunigystė įgalina juos veikti Dievo vardu žmonijos išgelbėjimui. Per ją jie gali būti įgalioti skelbti Evangeliją, patarnauti išgelbėjimo apeigose ir valdyti Dievo karalystę žemėje. Valdyti Dievo karalystę žemėje. Ir doktrinose sandorose rašoma, kad
Tai atstatyta Dievo karalystės žemė. Dievo karalystės žemė yra šita bažnyčia. Pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Ir čia tokie, mūsų pamokoje yra tokie klausimai, kuriuos mes pabandysim perėti. Čia tarsi struktūra yra. Dabar kas yra kunigystė, kodėl žemėje reikia kunigystės, kaip vyrai gauna kunigystę, kaip vyrai tinkamai naudoja kunigystę, kokie palaimimai kyla, kai tinkamai naudojame kunigystę. O šitos skyrelius kiek spėsimės paliesim. Dabar pasižiūrėt, kodėl žemėje reikia kunigystės. Gal jūs turit savo kokiu nors įžvalgų, kodėl reikia kunigystės? Kunigystė yra kaip vedlys, tai tokių vedlių ir reikia. Taip, panašiai kaip vedlys. Tikriausias vedlys tai yra šventoji dvasia ir Dievo žodis. Tai yra tikriausias vedlys. Bet žmonės gavę kunigystė turi gilesnę įžvalgą. Yra žmonės, kurie visą gyvenimą studijuoja šventą raštą ir gerai jį pažįsta ir žino gerai Dievo žodį. Tai irgi labai daug ir didelė galia. Bet dar yra kažkas tai kito. Kunigystės galia ir kunigystės raktai. Tai yra galia veikti Dievo vardu ir įgaliojimas. Mes šiandien gal kai ką paliesim, bet čia didelė pamoka ir sekantį kartą bus kunigystės organizacija, berods toks pavadinimas seminaro. Taigi dabar, kodėl žemėje reikia kunigystės? Reikia turėti kunigystės įgaliojimą veikti Dievo vardu. Suprantate tą pasakymą? Turėti įgaliojimą veikti Dievo vardu. Aš mėgstu paskaityti Jungtinių valstijų ten apsakymus visokius ir kaip santuoka vyksta. Teisėjas gali ir kunigai, pastoriai gali. Sako, man suteiktų įgaliojimų valstybės, aš jūs skelbiu vyru ir žmona. Supranti? Jis turi raktus ir įgaliojimą. Taip, jam valstybės vardu jis atėjo, suteikė tos įgaliojimus, davė pažymėjimą ir sako, ir tai daryk, ir užrašinėk, ir siūs mum į rejestrą, kas susitokė. Kiti advokatai ten atstovauja žemės reikalus valstybės įgalioti. Ir čia yra irgi turėti įgaliojimą veikti Dievo vardu. Bet yra keista, kad daug kas veikia Dievo vardu be įgaliojimų. Čia problema. Ir krikštė, ir visokius kitokius dalykus daro, kur yra virš Dievo įgaliojimų ir be reikalo naudoja Dievo vardą. Reikia turėti kunigystės įgaliojimą veikti Dievo vardu. Kai atliekame šventas Evangelijos apeigas, tokias kaip krikštas, sakramento pateikimas, šventyklos santuoka, reikia turėti įgaliojimą veikti Dievo vardu. Ir sakysim, aš suprantu, kad žemesniai kunigystei, netgi ne kunigystei, teisėjam tenai, dar kitokio rango žmonėms suteiktas įgaliojimas daryti santuoką. Bet kaip žinote, jie sako, mes skelbėme jūs vyrų ir žmona, kol mirtis išskirs. Taip, turbūt tą girdėjote. Bet šventykloje, kur yra aukštosios kunigystės įgaliojimas, jeigu žmonės pasiruošia šventai gyventi abudu, ir vyras ir žmona, ir abudu to nori, ir važiuoja į šventyklą, kad juos užantspauduotų ne tik kol mirtis išskirs, bet ir anapilį, kad jie kartu gyventų. Jeigu jie iki galo laikysis Dievo sandoros tos, taip ir įvyks. Ir toliau čia sako, jeigu vyras neturi kunigystės, kad ir koks nuoširdus jis būtų, viešpats nepripažins jo atliktų apeigų. Ar sutinkate su tuo? Matai tą vietą, kur aš perskaičiau, ne?
kad ir koks nuoširdus, geras, nuolankus būtų vyras, bet viešpats nepripažins, neužanspaudos kaip teisingas, nes jis neįgaliojo. Jam galėjo ateiti mintis, galėjo kas nors iš kitų jo draugų, ten senesnių kunigų jį užanspauduoti, bet tai ne Dievo darbas, tai ne Dievas jį įgaliojo. Aš žiūriu, buvo labai kažkur įdomi vieta. Jeigu vyras neturi kunigystės, tai čia turima galvoj tas pašventinimas. Jo, įšventinimas į kunigystę. Va, sakysim, mes čia skaitysim vėliau, Mozė turėjo aukštąją kunigystę, jo, ir Dievas pasakė, išventik Aroną į žemesnę kunigystę, į Arono kunigystę, ir tai pavadino ją. Ir levitai, visa ta ištikima, patikima Izraelio giminė buvo tarsi kunigystės nešiotojai, Arono kunigystės nešiotojai arba levitinės kunigystės, kol jie nenusidėjo ir neišsiskirstė prieš Dievo tvarką, pradėjo savo gyventi ir net nebetarnauti šventyklai ir palapiniai. Tai dabar galim paskaityti, galite, jeigu turite, atsiverskite, Mato 7 nuo 21 iki 23. Čia Biblijoje yra. Mato Evangelijos 7 skyrius. Radote? Biblija čia, aš padėjau ant stalo, jeigu tu ieškai. Gerai, aš paskaitysiu. Gal tu, Tomai, atsivertė Mato 7. Rado. Mato 7, 21, 23. Galiu aš paskaityti, bet... Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatį, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus viešpatį, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs nedorėliai. Užtek, 20. Jaučiate šitą įsireiškimą? Sako, daugelis tarsi man tarnaus. Ir tie kunigai, kur turėjo Arono kunigystę, patys nukryžiavo Kristų, supranta? Tarnaudami tarsi Dievui. Ką darysi? Ir Paulius buvo beveik jų tarpe, buvo fariziejus ir išsilavinęs labai, ir varė bažnyčią, gaudė krikščionis ir kankino, metė į kalėjimą. Tai va, kol viešpats pats nesustabdė jo. Čia sako, kad daugelis man sakys aną dieną, čia, kada aš ateisiu antrą kartą, arba per teismą, kad taigi mes buvome tavo, priklausėm tau ir tavo vardu, visokius dalykus darėm. Bet čia kalba apie tai, prieš tai eina kalno pamokslas, daug įsakymų visokių eina. Ir sako, jeigu jūsų teisumas neviršins rašto žinovų teisumų, sako, jūs tikrai neįeisite į Dievo karalystę. Ir čia sako, kad daugelis man sakys aną dieną, viešpatie,
Argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Jo, šias svarbias apeigas žemėje turi atlikti vyrai, turintys kunigystę. Vyrams reikia kunigystės, kad galėtų pirmininkauti pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčioje ir vadovauti bažnyčios darbui visose pasaulio vietose. Gyvendamas žemėje, Kristus išsirinko apaštalus ir išventino juos, kad jie galėtų vadovauti jo bažnyčiai. Jis davė jiems kunigystės galią ir įgaliojimą veikti jo vardu. Vat čia tas įdomus. Jisai davė jiem galią ir įgaliojimą veikti jo vardu. O dabar kas duoda galią? Kaip? Dabar kas duoda galią tą? Dabar yra irgi, mes prieisime, Josephat Smithas, kada vertė Mormono knygą, jisai surado apie kunigystę. Ir jie su savo raštininku Oliveriu Cowderiu nuėjo melstis. Sako, viešpatie Dieve, mes suradom, kad seniau žmonės turėjo tavo kunigystę. Ir mes norim daugiau sužinoti apie ją, apie tavo kunigystę. Iš dangaus nusileido angelas, prisistatė ir sako, aš esu siųstasis, mano vardas Jonas. Aš esu tas, kuris krikštijau Kristų. Ir sako, ir Mesijo vardu aš jums suteikiu žemesnę arba Arono kunigystę. Supranti? O taip keistai, įdomiai, ne pats susigalvojo, nenutarė, bet iš dangaus atėjo pasiuntinys, prisikėlusi esybė, pavadino save Jonu Krikštytoju ir suteikė kunigystę jiem abiem, mažesnę. Ir pasakė, kad neužilgo ateis kiti mano Dievo pasiuntiniai. Tai yra Jokūbas, Petras ir Jonas. Tarsi prezidentūra apaštalų tada, kada Kristus vaikščiojo žemę. Ir sako, ir jie suteiks jums aukštesnę kunigystę. Jie toliau vertė, atėjo laikas, jie vėl meldėsi. Atėjo Jokūbas, Petras ir Jonas ir suteikė jiem aukštąją kunigystę arba Melchizedeko kunigystę. Seniau jinai buvo vadinama Dievo sūnaus kunigystė arba kunigystė pagal Dievo sūnaus tvarką. Iš kur? Ir jie sako, kad arba pagal tą kunigystę buvo pasakyta, kad apreiškimų, kurie bus, tu uždėsi savo rankas jiem ant galvos ir suteiksi jiem kunigystę. Vieniem galia, kitiem galia ir raktus. Ir taip ta bažnyčia kaip voratinklis arba kaip vynmedis, kaip sako Kristus, aš esu tikrasis vynmedis, plečiasi po žemę ir žmonės auga, bręsta, skaito, sako, noriu, man patinka. Ir prezidentas sako, aš matau, kad tu jau rimtai žiūri viską ir pagal tai mes galim pasišnekėti, norėčiau tau suteikti žemesnę kunigystę, Arono kunigystę, po kurio laiko, kada žmogus bręsta, rimtai žiūri Dievo įsakymus, prezidentas vėl pasišaukia jį ir arba vyskupas, apreiškimu tai gauna ir sako, kaip tau patinka, ar tu nori toliau augti ir eiti tuo keliu? Žmogus sako, noriu, patinka. Tai sako, pasikalbam. Ir jeigu jis pasikalba, sako, aš matau, kad tu vertas jau gauti aukštesnę kunigystę. Tai yra Melchizedeko kunigystė ir gauti vyresniojo įšventinimą, pavadinimą toje kunigystėje. Uždeda paskirti žmonės rankas, įgalioti ir suteikia jam tą kunigystę. Tu paklausai, iš kur dabar atsiranda. Bet yra daugybė bažnyčių, kurie patys taip daro. Taip. Jo. Aš, sakysim, buvau baptistų bendruomeniai kažkada tai ir tiesiog pastorius paimdavo, paskaitydavo. Buvo vyresnis pastorius, sako, žiūrėkit, kaip apaštalai darė. Sako, jie uždėdavo rankas ir išventindavo juos į tam tikrą pašaukimą. Ir sako, ir mes taip darysime. Ir pasako maldą, bet kas juos įgaliojo?
Niekas. Sako, o kas tave įšventino? Sako, ai nežinau, sako. Tiesiog aš radau rašte tai parašyta. Kitas sako, ai aš kada Biblijos koledže buvau, studijavau, sako, mane tenai profesorius įšventino, kuris gerai žinojo raštą. Irgi nes parašyta. Tai aš netikiu, kad tai teisinga. Leista žmonėms daryti visokių dalykų, įšventinti ir suteikti vardus tenai teologijos daktarų, profesorių. Nu, tai yra tarsi normalu pasaulio akise, bet kaip Dievo akise, aš nežinau, man tai ne visai dera. O tai dabar rašte parašyta, kad Petras sakė, ir jūs esate šventa kunigystė. Aš surasiu tą vietą, kur žmonės mėgsta cituoti tą vietą. Aha, 1 Petro 2:9 sako, o jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventa tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybės į savo nuostabią šviesą. Kuris pašaukė jūs. Jūs esate karališka giminė, šventa kunigystė. Nu, nežinau, daugelis žmonių sako, vat mes esam tie. Gal jie ir esą, negaliu daug ko pasakyti, bet raštas apie tai sako, kad žmonės kartais pasisavina tos titulus, bet mes matome ir kad bažnyčių šitoj, kur aš tikiu, kad tai Kristaus bažnyčia, kad truputį kitaip vyksta. Pavyzdžiui, mane kaip įšventino į kunigystę, aš maždaug gal kokie 1,5 metų buvau kaip pasikrikštė šitoj bažnyčioj. Pripažino vertu mane ir įšventino žmogus, kuris turi savo liniją, kas jį įšventino. Ir davė jam liniją, kas jį ir jį įšventino. Suprantat? Iki pat Džozefo Smito. Aš turiu savo kunigystės liniją iki Džozefo Smito. Nes Dievas jį šventijo, jisai kitas tuos išventijo, tie dar kitus išventijo ir atėjo iki manęs. Tai va čia mes pamatysime rašte, kad yra kunigystės linija. Jinai eina, vieni miršta, kiti atsiranda, išventinami. O Lietuvoje dar tokių daug žmonių? Kokių tokių? Nu, tokių, kurie gavo tai šventinimą. Šitoj bažnyčioj visi vyrai gauna, kurie rimtai eina. Visi vyrai. Dievas, vadina, jūs sakot, esat mano šventa kunigystė. Visi vyrai, kurie subręsta ir laikosi Dievo įsakymų, prezidentas pasikalba ir išventina. Ir yra daug vyrų, kurie laikosi įstatymų, juos išventina ir į aukštesnę Melchizedeko kunigystę ir dingsta iš bažnyčios. Suprantat, nes visur yra laisva valia. Ir yra, kurie teršia jo kunigystę, suprantat. Mums kartais gaila, bet mes ne savo valią vykdome. Stovi prie parduotuvės tenai girtas ir griuvinėja ir sako, aš esu kunigas, Jėzaus Kristaus kunigas. Mums gėda dėl tokių, bet ką padarysi, jeigu žmogui taip gavosi gyvenime, tai gavosi. Gal jis dar atgailaus ir pasitaisys. Toliau pasižiūrim, kaip vyrai gauna kunigystę. Kitas skyrelis. Viešpats paruošė tvarką, kaip jo kunigystė turi būti suteikiama jo sūnums žemėje. Vertas bažnyčios narys, vyras gauna kunigystę Evangelijai skelbti ir jos apeigom atlikti per rankų uždėjimą tų, kurie yra įgalioti. O čia bažnyčios teiginiai yra 1:5, reiškia tų teiginių 5 skyrius, kur sakoma, kad tam, kad žmogus galėtų skelbti Evangeliją, jis turi turėti įgaliojimą. Ir jūs matote tos jaunus misionierius, kurie atvažiuoja, tai jie prieš išvažiuodami į misiją,
jiems suteikiamas įgaliojimas skelbti Evangeliją. Ir jie gali ir krikštyti, ir čia bažnyčioje dar prezidentas patvirtina jų tą norą arba pareigą, sako, vat tu galėsi pakrikštyti, tu galėsi šventosios dvasios dovaną suteikti. Ir, žodžiu, taip vyksta tas žmonių sielų išgelbėjimas. Tai yra toks pat būdas, kurio vyrai gaudavo kunigystę labai senai, netgi Mozės dienomis. Ir niekas, ten rašo rašte, ir niekas pats nepasiima tos garbės. Vien tik tai tas, kuris Dievo šaukiamas kaip Aronas. Čia Hebrajam 5:4 arba Žydam 5:4 apie tai sako. Aronas kunigystę gavo iš Mozės, savo kunigystės vadovų. Išėjimo knygos 28, 1 eilutė. Tik turintys kunigystę gali įšventyti kitus. Ir jie gali tai daryti tik kai yra įgalioti tų, kurie turi to įšventinimo raštus. Raktus tai yra. Sekančią pamoką mes kalbėsime apie kunigystės raktus. Vyrai negali kunigystės galios ir įgaliojimo nusipirkti ar parduoti. Jie taip pat negali to įgaliojimo pasiimti savo. Naujajame testamente skaitome apie vyrą vardu Simonas. Gal atsimenate kas nors apie kaip Simonui buvo? Ten, kur į medį gal lypa? Aš priminsiu truputėlį. Skaitome apie vyrą vardu Simonas, kuris gyveno tuo metu, kada bažnyčiai pirmininkavo Kristaus apaštalai. Simonas atsivertė ir buvo pakrikštytas į bažnyčią. Kadangi jis buvo įgudęs magas, žmonės tikėjo, kad jis turi Dievo galią. Tačiau Simonas neturėjo kunigystės ir tai suprato. Simonas žinojo, kad apaštalai ir kiti bažnyčios kunigystės vadovai turėjo tikrąją Dievo galią. Jis matė, kaip jie naudojo kunigystę, darydami viešpaties darbą ir pats norėjo tos galės. Jis pasiūlė pinigų už kunigystę. Paimkime ir paskaitykime Apaštalų darbų 8 skyrius, čia Naujam testamente nuo 9 iki 19 eilutės. Apaštalų darbų 9 skyrius. Biblijai? Biblijoje. 8 skyrius nuo 9. Tai 8 skyrius nuo 9. Žodžiu, čia prieš tai rašo, kaip Pilypas vaikščiojo ir darė, nuo 5 eilutė. Pilypas, nuvykęs į Samarijos miestą, ėmė skelbti gyventojams Kristų. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, girdėdamas ir matydamus, kokius jis darė stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų baisiai šaukdamos išeidavo netyros dvasios, išgydavo daug paralyžiuotų luošų. Ir didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Ir nuo 9 eilutės. Mieste buvo vienas vyras. Ar suradote tą vietą? Apaštalų darbų 8 skyrius. Tomai, tu radai? Gal gali paskaityti mums? Mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas. Jis vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamasis esąs didis. Ir visi nuo mažo iki didelio prie jo išliejosi ir sakė, jis yra Dievo galybė, vadinama didžioji. Aš toliau paskaitysiu, gerai? Gerbė jį todėl, kad ilgą laiką šis stebino juos savo kerais. Bet patikėję Pilypų, kuris skelbė Dievo karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moteris. Ir pats Simonas įtikėjo ir pasikrikštijęs nesitraukė nuo Pilypų. Jis buvo apstulbintas, matydamas daromus ženklus ir stebuklus.
Apaštalai Jeruzalėje išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė ten Petrą ir Joną, kurie atvykę ėmė melstis už samariečius, kad jie priimtų šventąją dvasią. Mat ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi. Ir jie tebuvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gaudavo šventąją dvasią. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama šventoji dvasia, Simonas pasiūlė jiem pinigų, sakydamas: duokite man tą jėgą, kad kam tik tai uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasią. Bet Petras jam tarė, kad tu pražūtum kartu su savo pinigais, jeigu sumanei už pinigus gauti Dievo dovaną. Šiame dalyke tu negali turėti nė mažiausios dalies, nes tavo širdis neteisi prieš Dievą. Vat, kad gauti kunigystę, širdis turi būti teisi. Dėl to prezidentas pasikalba su vaikinais, su vyrais, kaip tu turi pokalbį. Jeigu viskas rimtai ar nori, tada taip. Taigi atgailauk dėl šio savo nedorumo ir melsk Dievą, kad jis atleistų tau tavo širdies sumanimą. Matau, tu pilnas karčios tulžies ir esi nedorybės pančiuose. Simonas atsakė: melskite už mane viešpatie, kad manęs neištiktų tai, ką jūs sakėte. Trumpai, mes kalbame, kad ne bet kas, ne bet kaip gali gauti, negali nusipirkti tos kunigystės, kad yra Dievo tvarka. Tačiau Petras, vyriausias apaštalas, pasakė, kad tu pražūtum su savo sidabru. Ar turite kokių nors klausimų iš to, ką mes čia panagrinėjom apie kunigystės gavimą, vertumą, atsiradimą galbūt, ar mes šiek tiek kalbėsime. Gerai, tada einam į sekantį skyrelį, kaip vyrai tinkamai naudoja kunigystę. Matote tą, taip? Kunigystė turėtų būti naudojama laiminant mūsų dangiškojo tėvo vaikų gyvenimą čia žemėje. Kunigija turėtų pirmininkauti su meile ir gerumu. Jie neturėtų versti savo šeimų ir kitų jiems paklusti. Viešpats mums pasakė, kad kunigystės galia negali būti naudojama kitaip, kaip tik teisėjai. Ir greitai pasižiūrėsime šitas eilutės, dar skaitysiu tą pastraipą. Kai bandome kunigystę naudoti tam, kad gautume turtų, šlovės ar dėl kitų savanaudiškų paskatų, štai dangus atsitraukia ir viešpaties dvasia nuliūdyta, o kai jie atsitraukia, amen, to žmogaus kunigystė. Aš praktiškai perskaičiau tas vietas, kur čia 121:36 ir 121:37 eilutė. Ten yra sakoma, kad dangaus arba dangaus galia gali būti suteikta žmogui, bet jeigu jis neteisiai pradeda ją naudoti, slepia savo savanaudiškumą, išdidumą, nori valdyti žmonės, tai šventoji dvasia nuliūdinta ir pasitraukia. Ir ta kunigystės galia gali amen, dingsta. Žmogus pasidaro paprastas žmogus ir be jokios galios, be jokios įžvalgos ir kaip ir visi. Kai vyras naudoja kunigystę įtikinimu, didžiu kantrumu, gerumu, romumu, nevedvėjišką meilę, jis savo šeimai ir kitiems gali padaryti daug nuostabių dalykų. Gal paimkime ir paskaitykime čia 121 doktrinos 41. Doktrinų sandorių 121. Taip, čia 258 puslapyje.
dar kol atsiverstumas, prieš tai porą eilučių paskaitysiu. Čia prieš tai sakoma, kad kas galės sustabdyti dvasią arba žinias, kurie ateina iš Dievo žmonėms, sako, su savo menka ranka. Tai būtų tas pats, kas Misūrio upę pasukti prieš jos tėkmę. Bet jisai sako įdomų dalyką, 34 eilutė. Štai, sako, yra daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Kodėlgi jie neišrinkti? Todėl, kad jų širdis tiek prisirišę prie šio pasaulio dalykų ir jie tiek siekia žmonių garbės, kad nesuvokia šios vienos pamokos, kad kunigystės teisės neatsiejamai susijusios su dangaus galiomis ir kad dangaus galios negali būti nei kontroliuojamos, nei valdomos kitaip, kaip tik pagal teisumo principus. Vat štai ką mes perskaitėme. Ir kad jos gali būti mums suteiktos, tai yra tiesa, bet kaip imame dangstyti savo nuodėmes arba tenkinti savo išdidumą, savo tuščią garbėtrošką, arba taikyti kontrolę ar valdžią ar prievartą žmonių vaikų sieloms, bent kiek neteisiai, štai dangus atsitraukia ir viešpaties dvasia nuliūdinta, o kai jie atsitraukia, amen to žmogaus kunigystei arba valdžiai. Ir štai, kol tai suvoks, jis paliktas pats savo, spyriotis prieš akstiną, persekioti šventuosius ir kovoti prieš Dievą. Ir mes iš liūdnos patirties žinome, kad prigimtis ir polinkis beveik visų žmonių, kai tik jie gaus truputėlį valdžios, kaip jie mano, jie tuoj pat pradės naudoti neteisų viešpatavimą. Neteko jums patirti tokių dalykų. Kai tik tai žmogus gauna truputį valdžios, jame kažkas tai pasidaro. Jis toks pasidaro. Ką? Toks pasidaro, teisybės visiems duoda, kad pagal jį turi viską daryti. Taip, su žmogum dirbi, kasi griovi, ir vieną dieną sako, tu būsi brigadininkas. Jo, gerai. Vyrai, dabar aš čia būsiu, suprantate, prasideda jo, klausykite manęs, aš jau brigadininkas. Tai ir su kunigystė reiškia, kai kurie tą prigimtinį žmogaus išdidumą, negali švariai naudoti, nesigauna. Ir tai yra visai nepaprasta iš tikrųjų, visai nepaprasta tamti. Aš daug kartų labai žinojau Drakonas, toks filmukas, multikas yra. Gal jūs matėte, nematėte Drakonas? Štai Drakonas mirė, Drakonas vėl gyvas. Kažkas tai jojo. Jo, tai yra, kad kaip, ten mažas berniukas, jis toks buvo vargšas, bet, žodžiu, vėžlys jam davė kardą stebuklingą, panašiai kaip kunigystės galia, kad jis nugalėjo tą drakoną. Bet perspėjo vėžlys, sako, žiūrėk į save, žiūrėk, kas su tavim darosi, supranti. Jis perspėjo tą drakoną ir drakonas mirdamas pasakė, sako, aš irgi atėjau su gerais norais, bet tapau drakonu, sako, ir tavęs tas pats laukia. Ir tas vyriukas, ne, tik įėjo į tą lobių kambarį, jį perspėjo šikšnosparniai iš kampo, sako, žiūrėk, sako, jis dar vaikas, o jau, sako, tuoj bus drakonas. Jisai sako, ką? Kas čia kalba dabar ant manęs? Supranti, vėl paima ten kažkokį tai bliūdą, žinai, žiūri į berniukas drakonas, supranti. Jau jo vidus širdis pradeda verstis. Tai čia apie tai kalba, suprantat, kad tai beveik visų žmonių polinkis. Ir aš žinau, kad aš irgi, žinai, norisi man pavaidinti kartais jo, bet gaudai save. Štai kodėl daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Ir prieinam prie tos 41 eilutės. Jokia galia ar įtaka negali arba neturi būti palaikoma kunigyste, kaip tik tai įtikinimu, didžiu kantrumu, gerumu, romumu, neveidmainiška meilė, maloningumu ir tyrų žinojimu, kurie didžiai išplečia sielą be veidmainystės ir klastos. Ir tinkamų laikų, kai įkvėpė šventoji dvasia,
griežtai papeikiant, o po to parodant dar didesnę meilę tam, kurį papeikiai, kad jis nelaikytų tave savo priešu. Suprantat? Visas mechanizmas įdėtas. Nes kai kurie žmonės, jie nesupranta, kada vien tik tai maloniai, gražiai su jais kalbi. Ir sako, jeigu šventoji dvasia įkvėpia, kartais reikia griežtai pasakyti. Arba tu atgailauji, arba bus problemos tavo gyvenime. Tas ir tas yra neteisingai, netitinka pagal Dievo žodį. Tavo elgesys ten, kur bebūtų, ten šeimoje, darbe, bažnyčiui, nemaloniai veiki. O, tai tenka papeikti, bet sako, paskiau reikia parodyti meilę, kad netaptum jo priešu, kad neliktų karti šaknis širdyje. Ir sako, kad jis žinotų, jog tavo ištikimybė stipresnė už mirties raiščius. Taip pat tavo vidus tegul būna pilnas tikrosios meilės visiems žmonėms bei tikėjimo namiškiams ir tegul dorybė nepaliaujamai puošia tavo mintis. Tada tavo pasitikėjimas Dievo akivaizdoje augs ir kunigystės doktrina leisis ant tavo sielos kaip rasa iš dangaus. Kaip rasa iš dangaus leidžiasi. Kiekvieną rytą nusileidžia jinai dėl temperatūrų skirtumo ir padengia viską, suprantat? Tai sako, jeigu tavo mintis bus padengtos visą laiką dorybė, tai kiekvieną dieną gausi supratimo arba maisto sudrėkinimo kaip augalai, kaip naudoti Dievo kunigystę. Ir toliau sako, ir šventoji dvasia bus tavo nuolatinė bendražygė ir tavo skeptras bus nekintantis teisumo ir tiesos skeptras. Ir tavo viešpatavimas bus nesibaigiantis viešpatavimas, be prievartos. Jis plūs į tave per amžių amžius. Nu, vat apie kunigystę, kaip gražiai rašo. Bet mums užtrunka įsivalyti tą visą savo. Tarp gerų žmonių viskas gerai, bet kaip tik tai pasipuola mandri žmonės, savanaudiški, tai nelengva susivaldyti ir nutylėti ir kažkaip gražiai pakalbėti. Tai va, taip rašo, kokiu būdu gali būti naudojami Dievo kunigystė. Vyrai naudoja kunigystės galią, pirmininkaudami bažnyčioje, tokiuose pašaukimuose kaip skyriaus prezidentas, vyskupas, kvorumos prezidentas, skolo prezidentas, misijos prezidentais. Vyrai ir moterys, kurie tarnauja bažnyčios pašaukimuose kaip tarnautojai ir mokytojai, dirba vadovaujami kunigystės vadovų ir vedami šventosios dvasios. Ir dar vienas skyrelis. Kokie palaiminimai kyla, kai tinkamai naudojame kunigystę? Nes aš kaip minėjau, kad beveik visi vyrai šitoj bažnyčioj gauna kunigystę, jeigu jie rimtai žiūri, pasiruošia, dorai gyvena. Nesakau, kad tobulai, bet nori eiti. Viešpats pažadėjo didžių palaiminimų tiems kunigystę turintiems vyrams, kurie kunigystę naudoja kitiems laiminti. Jeigu atsimenate, Naujam testamente, ten berods 1 Korintiečiam 12, sako, ta pati dvasia suteikia visokiausias dvasinės dovanas, skirtingai pagal savo nuožiūrą, ir kitur sakoma, kad laiminti kitiems. Taip. Tada tavo pasitikėjimas Dievo akivaizdoje augs ir kunigystės doktrina leisis ant tavo sielos kaip rasa iš dangaus. Vat mes ką tik tai prieš tai perskaitėme. Šventoji dvasia bus nuolatinė bendražygė ir tavo skeptras bus nekintantis teisumo skeptras. Ir tavo viešpatavimas bus nesibaigintis viešpatavimas, be prievartos jis plūs į tave per amžių amžius. Ir dar čia toliau rašo, prezidentas Omokėjus kiekvienam vyrui, kuris teisėjai naudoja kunigystę, pažadėjo, kad jis pastebės, kad jo gyvenimas bus saldesnis. Jo įžvalgumas greitai pasirinkti tarp to, kas teisinga ir neteisinga, bus aštresnis. Jo jausmai
bus švelnus ir gailestingi, o ginant tiesą, jo dvasia bus stipri, narsi. Jis pastebės, kad kunigystė bus niekada nesibaigiantis laimės šaltinis. Versmė gyvojo vandens, trykštančio nesibaigiančiam gyvenimui. Na, vat apie kunigystės galią, įgaliojimą ir palaiminimus. Tie, kurie teisėjai ją naudoja, jie bus patys palaiminti, nes kada per tave teka švarus šaltinis, tu jį naudoji, tai tu ir pats valomas esi. O Dievas tavo apreiškia ir patarė. Nu, vat mes perėjom per kunigystę ir maždaug apžvelgėm taip trumpai. Negaliu daug labai perskaityti raštų, nes jau mūsų laikas baigėsi į pamaldas, į pabaigą eina. Ir galbūt kitą kartą šiek tiek paskaitysime, kad doktrinose sandorose yra apreikšta, kaip kunigystė, per kokius žmonės ėjo iki Abraomo, per kokius žmonės atėjo nuo Adomo, Enocho iki Nojaus. Žodžiu, visa kunigystės linija yra. Gerai, tai ar norit ką nors paklausti? Kaip ten sekmadienį ten bus, nebus, ten 11 val. Bus šį sekmadienį užsiėmė? Šį sekmadienį nebus. Nebus. Jo, šį sekmadienį nebus, nes mes važiuosim į Vilnių konferenciją. Dar viena vieta yra, jeigu kas nors nenorit būti. Ne, ačiū, neturiu reikalų. Gerai. Gerai, tai baigsime mūsų pamoką, aš pasakysiu pabaigos maldą, gerai. Šventasis Tėve, dėkojam tau už gyvą žodį ir už tavo dvasią, už džiugesį dalinantis tavo evangeliją ir tavo kunigystę. Ir prašau palaiminti šitos žmonės, mus visus ir toliau augti viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen.